Sveiki, aš esu Eduardas Norkus, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos narys. Dirbu švietimo komitete ir dar keletoje komisijų. Mano pagrindinis tikslas yra, kad švietimas taptų prioritetinė sritimi Kazlų Rūdoje. Švietimas yra prioritetas. Bet to negana. Svarbiausia yra pasitikėjimas. Žmonės turi pasitikėti politikais, o politikai žmonėmis. Atėjo laikas išlaisvinti bendruomenės. Savivaldybė turi tapti atvira, o ne užsidarius mažam kambarėlį. Kviečiu jūs į pokalbius, kuriuose aptarsime politinius Kazlų Rūdos klausimus ir aktualijas įvykusias per praėjusį mėnesį. Kazlų Rūdos politikoje neretai kaip šitame gražiame miške. Kuo į jį gilyn, tuo daugiau medžių. Ir kad šitoje įdomioje kelionėje, šitame miške, naujienų, įvykių, sprendimų nepasiklysti, kartais visai pravartu keliauti drauge su tuos kelius jau išbandžiusiu žmogumi. Sveiki, esu Marius Žitkus, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos narys, dirbu taryboje jau antrą kadenciją. Šiuo metu esu savivaldybės tarybos opozicijos lyderis, taip pat esu etikos komisijos pirmininkas. Sužinoti apie tai, kas vyksta Kazlų Rūdoje, kartais pravartu ne tik skaitant saldžius Facebooko savigyros įrašus. Kartais visai verta paklausyti ir kitokią nuomonę, perduodama štai tokiu būdu, kokį formatą siūlome mes, drauge su Eduardu, Domantu, Rolandu ir visais kitais. Jeigu šitą vaizdo tinklalaidę peržiūrėjote iki šitos vietos, tai matyt, kad jums ne tas pats, kaip atrodo gyvenimas Kazlų Rūdoje, kokie sprendimai priimami savivaldybės taryboje, kaip atsiranda sprendimai keičiantis savivaldybės ateitį ir kiekvieno iš jūsų gyvenimą. Kviečiu jūs nuo šiol susitikti vaizdo tinklalaidėse nesukalbamieji. Diskutuokime, dalinkimės nuomonėmis ir aptarkime tai, kas šiuo metu darosi Kazlų Rūdoje. Ar Kazlų Rūdoje tikrai viskas gerai, o gal dar gali būti geriau? Apie tai ir daugelį kitų dalykų vaizdo tinklalaidės nesukalbamieji. Aš Marius, Eduardas.